pirma pusė buvo matyti, kad tiesiog buvo matyti pasiekmes vakarykščių varžybų, vakarykščio pralaimėjimo. Negalėjom pagauti ritmą, tiesiog nebuvom. Manau, nebuvom pasiruošę kovai, psichologiškai nežinom, ką mes darydavo. Asmeniškai aš pats jaučiu didelę nuoskaudą dėl vakarykščių varžybų ir tikrai buvo labai sunku šiandieną prisiversti žaisti. Antram kėlinį vaizdas pasikeitė, suaktyvinam gynybą, tiesiog pradėjom kibiai dengtis vienas prieš vieną ir viskas pasiliko užtaikuojami. Truko puolime kelių laisvų tritaškių mestų ir galbūt būtume ir mes šiandieną džiaugiasi. Padarysim sveikinam Kėdainius. Trečia vieta. Pasakė žaidėjas. Tai aišku, pradėjom atsibulom ne antrą pusę, o antros pusės trečio kėlinuko galimą. Aš žinau, toks skaudus, aš manau, man tai asmeniškai irgi vakar tas skaudus labai pralaimėjimas, žaidėjai persidavė. Aš galvoju, kai mes žaidėm pirmą pusę, bet negalime žaisti. Jeigu aš manau, per pertrauką ir pasakiau, žmonės tikrai nepažaidė bėdą, tikrai nepažaidėm pirmą ir antrą pusę. Aš visus žaidėjus buvau išleidęs į aikštelę, tai vis tiek turi atsirasti nors vienas žaidėjas, kuris taip užveda komandą. Pirmą pusę po žaidėjo nesigavo. Po biškį pas rezultatas pataikėm tą vieną tritaškį užsivedė. Galėjom realiai laimėti. Yra kaip padarys. Pradė visi jūs matyti visą laiką stovi. Šiandien didžiąją rungtynių dalį praleido sėdį pirmas 20 minučių. Tai yra neįprasta jums. Ne, antrą pusę jau stovėjo. Kaupės. Kaupės antrą pusę. Nežinau. Yra visokių problemų, kurias reikia kuo greičiau spręsti. Šitas turnyras labai gerai pavadintas problemas, nes tos problemos neiškilo, kai laimėjome mes paskutinius tuos mačus visus beveik, galima sakyti. Daugumą laimėjome paskutinį mačą, ką mes čia pralošėm Ventspiliui, bet tai tas toks, mes labai akcentavom tą mačą tokį, tai o tai paskutinė žodžiai, kas čia buvo Žalgiriui, gal pralošėm. Ir žinot, kaip laimė viskas atrodo gerai. O dabar paėmėm, pralaimėjom, prasidėjo vienas kitam prieštaravimai, reiškia, tas blogai, tas blogai, tas blogai. Šitą dalyką visą laiką ir iškilo tada kaip. Tai komanda pralaimė. Ar tiems pasiribojusiems žaidėjams leisite kažkiek dabar pasireabilituoti po turnyro? Gali būti, žinot, sąlyginai taip, nes sportavo šitam turnyrui realiai galima sakyti iš visų tų komandų, kurios čia buvo, tai aš galiu tiksliai pasakyti, kad mes atvažiavom tikrai nepasiruošę. 100%. Nes mes ten padarėm fizinio porą tų treniruočių ir paskui sekmadienį čia visi sustartai paėmė iš jų. Mes turėjom 6, 7, 6 žaidėjai. Ką ten galima, kad treniruotis? Ne patys be nuotaikos, aš iš karto pamatęs be nuotaikos tokius, nežinau, realiai tikrai, realiai atvažiavom nepasiruošę. Galiu tikrai pasakyti, čia žinot, aišku, vakar būtų laimėję, gal kitas vaizdas būtų šiandien. Sėkmės pritrūko, aš manau, vakar ir šiandien. Mes ten tritaškai, mes nepataikome, šiandien pataikė 25 ir 3 tritaškius atgavo, kurie nieko nemėjo. Ir vakar tą tritaškai. Mūsų komanda visi turbūt žino, kad mes snaiperių komanda, kuri tikrai turi pataikyti. Ir visom komandom, jeigu mes pataikom, tai yra sunku su mumis žaisti.